kurių netolima vaikystė, kūdikystė, vaikystė. Gal prisimenat tokį įvykį arba reiškinį, kai vaikas rodydavo pirštu ir mamos klausdavo, kas čia? Turėtume dar prisiminti. Bažnyčia šiandien mums irgi sako, kas čia? Velykų žvakė, jeigu kas užmiršot Velykų laikotarpį. O šiandien švenčiame Viešpaties Krikšto šventę, taigi verta prisiminti, ką popiežiaus Pranciškus savo pontifikato metais klausdavo per šią šventę, ar tu prisimeni savo krikšto datą? Kas norit, nekelkit rankų, bet šiaip pasvarstykim. Vieną jums pasakysiu, kad nelaužytumėt galvos, tai mes visi pakrikštyti po gimimo. Taigi mums šiandien atšventusiems Kristaus Jėzaus gimimą, Kalėdas, skambant Kalėdų giesmėms, mums, kurie dar prisimenam praeitą savaitę Trijų karalių arba Kristaus apsireiškimo šventę, beje, ji turi tęsinį ir šiandien, ne tik Trijų karalių apsilankimas Betliejuje, ta žvaigždė, kurie juos atvedė į Betliejų ir jie atpažino Betliejaus prakartėlėje pasaulio gelbėtoją. Šiandien jis mums pristatomas aukščiausiu turbūt būdu, kuri tokia šventė, dar vadinama švenčiausios trejybės šventė, sekmadienis po sekminių. Taigi šita šventė mums primena Jėzų kaip Dievo siųstąjį, virš jo plevenančią šventąją dvasią ir balandį ir dangaus tėvo balsą. Šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi, o kiti evangelistai Lukas ir Morkus dar prideda, jo klausykite. Taigi, ką Dievas mums nori šitą šventę, bažnyčia mums nori pasakyti, į ką kreipti dėmesį, kas šitas, kurį mes išpažįstame kaip Jono parodyta iš karto po krikšto. Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Kas yra tas, kuris mums yra svarbus arba turėtų būti svarbus, ne tik kai ateiname švęsti Eucharistijos, kai mėginame įsiklausyti, kaip šventasis raštas sako, kągi mums šiandien viešpats Dievas byloja, kai matome tas gražias ar kartais mįslingas apeigas, smilkalų kvapą, duoną, vyną aukojančius ant altoriaus. Ir visa tai mums byloja, kad ne šiaip esame sukviesti arba žingeidumo atvesti prie altoriaus, kad tai yra mums svarbu. Mes matome ir prisimename pranašą Izaiją, kuris mus kviečia iš patamsių, iš tamsos eiti į šviesą. Ir ta būtent Velykų žvakė mums primena, kad Jėzus yra pasaulio šviesa, kuri ypatingai suspindi Velyknaktyje ir šviečia per visą Velykų liturginį laiką iki pat sekminių. Ir toliau ji mums šviečia, kaip prieš tai mišiose buvo krikštas, mums primenantis tą svarbų įvykį, kad mes per krikštą esame pakviesti, kaip girdėjome mišių pradžios maldoje, tapti įsūniais. Šiandien jau vertimas yra įvaikiais, kad visi ir vyrai ir moterys esame pakviesti būti
ne tik vadintis, bet ir, kaip apaštalas Jonas sako, bet ir būti Dievo vaikais. Mums svarbu ne tik prisijimti tą garbę, kuri per krikštą mums yra dovanojama, mes esame išaukštinami iki Dievo įvaikių, bet taip pat prisijimti ir įsipareigojimus, ne tik vadintis, ne tik išoriškai atspindėti tą krikščionio vardą, bet ir gyvenimu patvirtinti, kad mes esame tie vaikai, kurie klausome jo balso, esame tokie įsūniai, įvaikiai, kurie suprantame, kad sekti paskui tą, kuris yra kelias, tiesa ir gyvenimas, yra ne tik prasminga, ne tik naudinga, bet ir išganinga. Švęskime kartu su bažnyčia, su naujais pakrikštytaisiais ir savo krikšto datą, įvykį prisimindami ir Dievą, kuris yra visada su mumis, ir klausykime jo balso, nes jis yra ne tik tėvo mylimasis sūnus, bet ir mūsų gelbėtojas.